Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Alytuje įvyko Moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena. Masiškiausia šalies krepšinio lyga į savo geriausiųjų šventę sukvietė beveik 150 dalyvių. Be jau tradicija tapusių tritaškių ir dėjimo į krepšį konkursų, MKL žvaigždžių dienoje buvo galima pamatyti karavano, slalomo ir bauduko konkursus bei estafetę visi už vieną, vienas už visus. Moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena, kurios šūkis ateities krepšinio žvaigždės šiandien 2011, prasidėjo Manijos tritaškių metimų konkursu. Vaikinų varžybose triumfavo Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtinis Tautvydas Jodelis. Jis finale surinko 14 taškų ir 4 taškais aplenkė antroje vietoje likusi Lauryną Kirlį. Taip pat iš Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos. Atvažiavau apginti praeitų metų titulą. Kadangi praeitais metais laimėjau, tai šiais metais tikrai nenorėjau blogai pasirodyti ir tai pavyko apginti titulą, tai džiaugiuosi, aišku. Tai žinoma, treniravausi kaip ir praeitais metais. Šarūno Marčiulionio akademijoje treniruočių metimus, savaitę buvo likusi, stengiuosi tikrai prasimėtyti šiek tiek. Merginų varžybose geriausios snaiperės vardą iškovojo Greta Tamašauskaitė, krepšinio paslapčių besimokanti Marijampolės krepšinio mokykloje. Ji finale pelnė 15 taškų. Antrąją vietą užėmė Gabrielė Višniauskaitė iš Alytaus krepšinio mokyklos surinkusi 9 taškus. Nežinau, negalvojau, kad laimėsiu pirmą vietą, bet labai džiaugiuosi. Aišku, turi turėti ranką, turi būti taikli ir niekada nesusinervuoti, jeigu nepataiko pirmų metimų, mesti toliau. Jaunių ir jaunučių Manijos karavano konkurse nugalėjo Valentas Bružas ir Urtė Bukauskaitė. Palangos krepšinio mokyklos auklėtinis Bružas finale nugalėjo Justiną Leknavičių iš Šiaulių krepšinio mokyklos, o Panevėžio krepšinio mokykloje paslapčių besimokanti Bukauskaitė įveikė Pakruojo krepšinio mokyklos auklėtinę Ingą Pagėgelaitę. Man padėjo tai gera nuotaika visų pirma, reikėjo tiesiog pasikliauti savim ir mesti krepšinį. Tai tiek. Treneris tiesiog pakvietė, užrašė, sudalyvavau, laimėjau, tai aš džiaugiuosi. Čia žvaigždžių dienoje jau dalyvauju 4 metus ir praeitais metais esu užėmusi 2 vietą, šiais metais 1, kažkaip pasisekė. Taip, tai per treniruotę šį pamėtą, bet aš čia. Vaikų Manijos bauduko konkurse berniukų gretose geriausiai sekėsi Edvinui Kucevičiui iš Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos. Jis tik po įtemptos kovos sugebėjo nugalėti Luką Ulecką iš Marijampolės krepšinio mokyklos. Ar tikėjai tokio rezultato? Šiaip nelabai, nes labai jaudinausi. Specialiai ruošėjaisi šiai rungčiai? Šiandien ryte biškį atėjau pamėtyti. Ko daugiausiai reikia, kokių gal savybių ar laiko daugiau skirti mėtyti tokiai rungčiai? Nežinau, gal pasitikėti savim biškį. Vaikų mergaičių rungtyje geriausiai sekėsi Urtei Slavickaitei iš Vilniaus krepšinio mokyklos. Antra liko Marijampolės krepšinio mokyklos auklėtinė Diana Baliutavičiūtė. Iš tiesų tikrai netikėjau, kad laimėsiu. Praeitais metais iškritau pirma, o šiais metais laimėjau, tai labai džiaugiuosi. Kaip manai, kuo pranašesnė buvo šiais metais? Minėjo, praeitais metais nepasisekė. Jo, aš treniravausi tikrai baudose ir stengiuosi laimėti, nugalėjau. Toliau merginos ir vaikinai demonstravo kamuolio valdymo įgūdžius. Manijos slalomo konkurse tarp dailiosios lyties atstovių nepralenkiama buvo Viktorija Jodeikytė, atstovaujanti Šiaulių krepšinio mokyklai. Jis savo už nugaros paliko Alytaus krepšinio mokyklos atstovę Justiną Barzdaitytę. Teko paprakaituoti jau, buvo sunku. Ar anksčiau teko dalyvauti panašiuose rungtyse? Praeitais metais irgi dalyvau toj pačioj rungty, bet nepasisekė. Šiandien pasisekė. Vaikinų varžybose puikius rezultatus pademonstravo Gediminas Kazlauskas. Jonavos krepšinio mokyklos auklėtinis įveikė Ernestą Kazjanin iš Marčiulionio krepšinio akademijos. Tikrai neblogas, dar jaučiuosi toksai neblogai pavargęs, iš tikrųjų, nors buvo mažai, iš tikrųjų reikėjo bėgti, bet pavargau. Kas sunkiausia buvo šioje rungtyje? Tos stovelius apibėgti, nes nepames kamuolį, nes jeigu pameti, viskas jau galima sakyti pralaimėjusiuose. 3 amžiaus grupių vaikų, jaunučių ir jaunių komandinėje Ežio estafetėje visi už vieną, vienas už visus, merginų varžybose triumfavo Kėdainių krepšinio mokykla. Ją sudarė Ugnė Jurčiūtė, Odeta Lebedevaitė ir Gabrielė Mikalauskaitė. Pirmoji MKL žvaigždžių diena ir laimėjimas pirmas, tai labai fainai. Pavyzdžiui, finale žiūrėjote varžovės, kaip joms sakėsi? Neturėjom laiko, neturėjom. Nebuvo laiko, geriau savo žiūrėto, ne kitų. Vaikinų varžybose nugalėjo Palangos krepšinio mokykla. Jai į priekį vedė Domantas Poškus, Erikas Kubilius ir Gvidas Mikutavičius. Tai sakai, kaip jums taip pavyko nugalėti? Galbūt taikliai pataikėm.
va šitas vaikinas neprametė baudų, todėl matyti ir laimėjom. Mes ir iš pakaščių prametėm, ir tritaškį prametėm, bet jam nesudrebėjo rankų. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos visų žvaigždžių šventė vyko 9. kartą per lygos istoriją.